19 iš 19. Tokie skaičiai įrašyti Žalgirio rungtynių ir pergalių grafoje. 19-ųjų kąsneliu tapo Utenos Juventus klubas, kuris nugalėtas 81-60. Žalgiriečiai įvykdė trenerių iškeltą planą – neleisti varžovams pelnyti daugiau nei 60 taškų. Prieš šį mačą Žalgirio krepšininkai netgi buvo spėję pamiršti, ką reiškia žaisti ne prieš Prienų Rūdupį. Po tiek kartų sužaidus per trumpą laiką su viena komanda gal keista truputėlį su kita. Aišku, juokauju, nebuvo kodėl. Žinom savo tvarkaraštį ir žaidžiam. Geras klausimas. Iš tikrųjų, tos jau varžybos pamirštos ir nebuvo keista. Ruošiamės intensyviai, ruošiamės užbaigti LKL, kaip pasakyti, be pralaimėjimų, taip kad sprendžiam savus uždavinius ir nesvarbu. Rūdupis, Kėdainiai. 5 pralaimėjimus iš eilės patyrė 9 vietoje likę Utenos Juventus krepšininkai jau nebeturi vilčių patekti į atkrintamąsias varžybas. Žalgiriečiai savo ruožtu yra užsibrėžę reguliarųjį sezoną baigti be pralaimėjimo. Vertindami 21 taško persvarą laimėtą susitikimą, Kauno klubo krepšininkai išskyrė daugiau neigiamų dalykų nei teigiamų. Neigiama buvo, kad leidom jiems sumažinti skirtumą ir vėl reikėjo, kaip sakant, susikrauti skirtumą iš naujo. Būtume žaidę normaliai nuo trečio kėlinio nuo pradžių, nereikėjo būti ketvirtam vartui. Neigiami galbūt šiandien atrodėm aikšteliai gan lietoki, nes vėl, kaip sakau, buvo pasiruošimas, nes nėra to laiko treniruotis, varžybos ant varžybų, taip kad vakar treniruotė buvo gan stiproka, tai šiandien galbūt to šviežumo ir nesimatė. O teigiami dalykai, tai gerai, kad laimėjom, buvom užsibrėžę tikslą nedaugiau 60 taškų, kad varžovai mestų, manau, tos pasiekėm. Jau rytoj Žalgiris išvykoje žais 20-asias sezono rungtynes su Šiaulių krepšininkais, o ketvirtadienį 19 val. Kauno Žalgirio arenoje susitiks su Vilniaus Lietuvos Rytu. Aurimas Budraitis, Sport 1 žinios + Kaunas.